Labas vakaras, eteryje Panorama su karščiausiai dienos įvykiai. Žiūrėkite. Labas vakaras, kviečiame žiūrėti pradžioje apie įvykius keliais sakiniais. Seimo antikorupcijos komisija siūlys premjerui atstatydinti FNTT vadovus atleidusi vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį. Snoro bankroto aplinkybės tyriančiai komisijai ilgametis komercinių bankų priežiūros vadovas sako nematęs nieko bloga ir pareiškė apie artimuosius nekalbėsiąs. Aš kalbėjau jau, kad jeigu tik paklaustų apie giminaičius, aš iš karto nueisiu. Gazpromas skundžia Lietuvą tarptautiniam arbitražui. ES viršūnės Briuselėje pradėjo susitikimą, kuriame tarsis, kaip užbaigti skolų krizę. Seimo komisija siūlo atstatydinti vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį ir generalinio prokuroro pavaduotoją Darių Raulušaitį. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovo atstatydinimo aplinkybės tyrusi antikorupcijos komisija darbą Seime tęsia. Seime mūsų žurnalistė Reda Gilytė. Reda, kokios naujausios žinios? Labas vakaras, Marijau. Na, iš tiesų, naujausių žinių labai sunku kažką naujo pasakyti, nes daugiau nei 5 valandas toliau tebe posėdžiauja antikorupcijos komisija ir juokaudama galiu pasakyti, kad turbūt jos darbo pabaigos niekas taip nelaukia kaip žurnalistai, kurie, kaip minėjau, daugiau negu 5 valandas vis laukia naujų žinių ir vis po trupinėlį gaudo, kągi komisija pagaliau yra priėmusi. Mano duomenimis, kvorumas šiuo metu yra, nors jisai kabo visiškai ant plauko ir šiai minutė galiu pasakyti tiek, kad komisija sutarė. Išvadose bus apie tai, kad Marijau, kaip ir tu minėjai, kad reikėtų atstatydinti Raimundą Palaitį, vidaus reikalų ministrą. Komisijos manymų jisai nepagristai atleido finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovus Vitalijų Gailių ir Vytautą Giržadą. Na, taip pat šiuos mano minėtus FNTT pareigūnus komisija siūlo grąžinti į darbą ir, na, žinoma, suteikti jiem vėl toliau teisę dirbti su slapta informacija. Daugiau apie tai norėčiau dabar jums pasiūlyti pasiklausyti, tai ką mano antikorupcijos komisijos narys Naglis Puteikis. Išnagrinėjom dar vieną bloką, tai yra dėl generalinės prokuratūros ir komisijos nuomonė, išnagrinėjus visus faktus, nuomonė yra tokia, kad generalinio prokuroro pavaduotojas Raulušaitis neužtikrino būtino slaptumo, rengiant pasitarimus dėl banko Snoras ir iš esmės buvo sudarytos visos sąlygos informacijai nutekėti visais įmanomais būdais. Tai čia viena priežastis ir antroji priežastis, tai kad prokuroro pavaduotojas Raulušaitis, jo žmonos dėdė yra Budrys, kuris turi aukštas pareigas Lietuvos ryto redakcijoje. Taigi komisijos nuomonė ir pagal įstatymus jisai privalėjo nedelsiant, pamatęs, kad jam atiteko spręsti Snoro bylą, jisai privalėjo taip pat nusišalinti, pranešti apie tai generaliniam prokurorui ir pranešti vyriausiai tarnybės etikos komisijai. Kadangi jis, kaip minėjau, neužtikrino slaptumo ir nenusišalino, komisija mano, kad jis tokiu būdu prarado reikalingą reputaciją ir komisija siūlo generaliniam prokurorui Valiui teikti prezidentei Raulušaičio atstatydinimą. Palaitį siūlome dėl to, kad iki šiol buvusių nepriekaištingos reputacijos gerai dirbančių FNTT vadovų skubotas atleidimas nėra teisiškai įtikinamas. Ministras galėjo turėti tam asmeninių partinių priežasčių. Tokie ministro veiksmai sukėlė didelį neigiamą rezonansą visuomeniai, padarė moralinę žalą valstybei bei jos teisėsaugos institucijoms. Be to ministras bei išsamaus tyrimo ir teismo viešai kaltindamas atleistus pareigūnus pažeidė konstituciją, valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą, liudydamas komisijai nebuvo nuoširdus, tai yra nesakė tiesos ir todėl komisija mano, kad Palaičio elgesys yra nesuderinamas su nepriekaištingos reputacijos ir bešališkumo principais, todėl reiškia nepasitikėjimą ir prašo ministrą pirmininką Palaitį atleisti iš pareigų. Taip, visiškai šviežia informacija, na, kaip informuojame, kad komisijoje, antikorupcijos komisijoje šiuo metu nebeliko kvorumo, nes pasitraukė vienas jos narys ir matyt komisija netrukus baigs darbą. Tai kol kas tiek, na ir jeigu kažkas įvyks artimiausiamis minutėmis, na, mes pabandysime šitą informaciją perduoti. Ir dar noriu pasakyti, kad iš komisijos kiek anksčiau buvo pasitraukęs dar vienas komisijos narys, Valdemaras Valkiūnas, liberalcentristas. Kodėl jis tai pasitraukė, taip pat paklausykite jo paties. Posėdis buvo vedamas tendencingai, neatsižvelgiant į mano pasiūlymus ir argumentus, kurie buvo iš anksto pateikti. Paskui prasidėjo įžeidinėjimai asmeniškai. Apšaukiama kaip pavyzdžiui, kad čia aš šakalinu ar kažkas ir panašiai. Todėl nusprendžiau palikti posėdį. Mano buvo užduotis, kad objektyviai būtų viskas apsvarstyta, atsižvelgiant į visus argumentus ir išklausant visus argumentus. Matėsi, kad blogai paruoštas posėdis.
ir kad teisiškai ne visur pagrįsta, nors aš ne specialistas teisiniai, bet matosi iš savo patirties, kad jie ne visai rimtai ir galutinai paruošta, suskubinta viskas. Dėkuoju, Reda Gilytė. Taip, Reda, Dar, klausau. Mario, vieną informaciją galiu pasakyti tokį dalyką, kad greičiausiai šiandieną išvados vis tik nebus patvirtintos. Tai bent tokia informacija šiai minutei. Ačiū, Reda Gilytė. Tikėkime, kad naujausią informaciją mes pateiksime jau vakaro žiniuose. Na, mūsų studijoje vidaus reikalų ministras, liberalcentristas Raimundas Palaitis. Labas vakaras. Labas vakaras. Pirmiausia, nuo to jūsų ir pradedu klausti, kaip jūs vertinate komisijos išvadas. Na, pirmiausia, reikia pabrėžti, kad kol kas tų išvadų taip ir nėra. Papunkčiui balsavimas tai dar nereiškia komisijos išvados. Tai pirma. Antra, kiek man teko susipažinti tik tai su labai ankstyvu projektu. Ir ten buvo bandomi išdėstyti teisiniai argumentai, neva aš kažkokius įstatymus pažeidžiau, tai noriu pasakyti, kad aš jokių įstatymų nepažeidžiau, esu to įsitikinęs. Pareigūnai buvo atleisti dėl to, kad jie neteko specialios teisės, tai yra teisės dirbti su slapta informacija. Leidimas dirbti su slapta informacija jiem buvo atimtas dėl to, kad jie prarado pasitikėjimą, galima sakyti taip, o priežasčių buvo pakankamai daug. Jūs jas visas jau žinot ir Lietuvos žmonės mano supratimu žino, nes iš slapto pasitarimo apie būsimus veiksmus nutekėjo informacija, ko pasiekoje nemažos pinigų sumos iš Snoro banko buvo skubiai išvestos, didelė dalis matyti ir į užsienį. Iš tų pareigūnų, kurie dalyvavo posėdį arba žinojo tą informaciją, buvo atliktas dėl jų tyrimas. Valstybės saugumo departamentas atliko tyrimą dėl jų. To tyrimo ribose buvo atliktas tyrimas poligrafu, tai yra melo detektoriumi. Iš visų 8 tirtų, jiems buvo užduoti tie patys klausimai, rodo, kad melavo 2 asmenys, tai yra FNTT vadovai. Po to buvo daromi pakartotiniai tyrimai, irgi atskira istorija. Pareigūnai prieš pakartotinį tyrimą ir po jo melavo įvairiai, išsisukinėjo, čia jau yra mano asmeninė patirtis. Po to sekė Valstybės saugumo departamento pažyma, kad reikia skubiai spręsti dėl leidimo dirbti su slapta informacija. Ir aš tokį sprendimą priėmiau, remdamasis turimą informaciją, remdamasis melo detektoriaus išvadomis. Ministre, bet jeigu vis dėlto galutinės komisijos išvados bus tokios, kokias mes dabar žinom, rekomendacijas ar net tą siūlymą trauktis jums iš pareigų, ar žadate atsistatydinti? Aš asmeniškai tikrai nežadu atsistatydinti. Aš esu įsitikinęs, kad viską dariau pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Atstatydinti mane galėtų arba Lietuvos Respublikos prezidentė, jinai skiria ir atstatydina ministrus, arba Lietuvos Respublikos Seimas per apkaltos procesą. Premjero patarėjas telefonu mums sakė, kad premjeras savo komentarą, savo poziciją išdėstys, pateiks tada, kai susipažins su komisijos išvadomis, bet o kaip elgsitės tada, ministrė, jeigu premjeras vis dėlto, siūlys jums trauktis, teiks jūsų atstatydinimą, net jeigu tam nepritars prezidentė? Aš manau, kad pirmiausia šitas klausimas turėtų būti aptartas partijų, kurios sudaro koaliciją taryboje. Ir kiek žinau, 2 partijos, tai yra Liberalų ir Centro sąjunga, ir Liberalų sąjūdis kreipėsi į konservatorius, kad šitas klausimas būtų apsvarstytas koalicijos taryboje. Jeigu vis dėlto atsitiktų taip, kad jūs neturėsite premjero pasitikėjimo, tai kaip tada įsivaizduotumėte savo darbą ministrų kabinete? Nežinau, kas būtų, jeigu būtų, tikrai nenoriu komentuoti. Trečiadienį dalyvavau posėdėje vyriausybės, premjeras irgi tame posėdėje dalyvavo. Santykiai yra darbiniai ir kol kas jie yra tokie. Telefonu mūsų pokalbio klauso jūsų partijos, liberalcentristų partijos pirmininkas Algis Čaplikas. Labas vakaras. Labas vakaras. Sakykit, tai kaip jūs pakomentuotumėt tą komisijos siūlymus, ar dar teberemėte vidaus reikalų ministrą jūsų deleguotą? Keista komisija, keisti siūlymai. Ir siūlymų nėra, jie nepatvirtinti. Žiniasklaidoje komisijos nariai nuolat komentuoja posėdžio eigą. Tai, kad labai sudėtinga vertinti. Aš pritarčiau tam ir premjero nuomonei, kad vertinsim tada, kai matysim bendras išvadas. Bet kiek supratau, tas komisijos darbas jau virsta tam tikrų cirkų. O galiu dar kartą pakartoti, kad tik tai politiniai tarybai koalicijos mes galime išspręsti šios problemas. Nėra asmeninio ministro ar ministro pirmininko konflikto, dar kartą pabrėžiu. Yra politiniai procesai, jie vyksta ir todėl dar kartą kreipiuosi ministrą pirmininką, konservatorių partijos pirmininką Andrių Kubilių.
Jo rankose koalicijos ateitis. Mes ministrų pasitikime. Mes remiame ministrą ir net nebejojame jo veiksmų teisingumu. Pone Čaplikai, o jeigu premjeras vis dėlto sieks pašalinti iš vyriausybės jūsų deleguotą vidaus reikalų ministrą, tai kaip tada jūs matytumėte, kokią matytumėte valdančiosios koalicijos ateitį? Koalicijos mūsų bendras darbas yra konservatorių ir Andriaus Kubiliaus rankose. Štai ir viskas. Aš daugiau nebeturiu ką komentuoti, ar, sakykime, tą spektaklių šou, kurį surengė šiandien Seime, kai kurie Seimo nariai. Tai žinot, Seime buvo visokiausių komisijų. Viena komisija pripažino vieną pilietį abonentų, kita komisija pripažino vieną partiją teroristinę. Tai ką dabar daryti? Politika yra politika, rinkimai yra rinkimai. Bet jeigu rimtai kalbant, mūsų ateities darbai, pabrėžiu, atominės elektrinės statyba, kiti energetiniai projektai yra ministro pirmininko rankos, konservatorių rankos. Koks bus jų sprendimas, taip mes ir vertinsime. Mes pasitikim savo ministrų ir net nebejojame. Ačiū, dėkui Jums, ponia Čaplikai. Tai paskutinis klausimas. Galite pasakyti, kad kol kas esate visiškai ramus, trauktis neketinate ir viskas priklausys nuo, kaip ir minėjot, nuo Seimo arba prezidentės. Jūs ramus? Nes aš nematau priežasties trauktis. Viską dariau pagal visus Lietuvos Respublikos įstatymus. Ir esu įsitikinęs savo sprendimų teisingumu. Ačiū, dėkui, kad atėjote pas mus. Kaip jau girdėjote, antikorupcijos komisija iš tarnybos siūlo atleisti ir generalinio prokuroro pavaduotoją Darių Raulušaitį. Susisiekti su juo mums nepavyko, bet paklausykite, ką jis sakė antikorupcijos komisijoje už vakarą. Man atrodo, kai kurie komentatoriai, kalbėdami apie tai, kas vyko tame pasitarime, šiek tiek perlenkė lazdą. Ir iš tiesų, kaip asmuo dalyvavęs tame pasitarime, galiu kategoriškai pasakyti, kad jokie pašaliniai asmenys į kabinetą užėję nebuvo ir nieks kavų nenešiojo, grindų nevalė. Pasitarimas vyko pakankamai uždarai ir konfidencialiai. Kiti įvykiai. Snoro bankroto aplinkybės tyrinti laikinoji Seimo komisija apklausė buvusį ilgametį Lietuvos banko komercinių bankų priežiūros departamento vadovą Kazimierą Ramoną. Jau po Snoro nacionalizavimo iš pareigų atleistas Ramonas tikina jokių problemų Snore nematęs. O paklaustas, kaip galėjo prižiūrėti banką, kuriame dirbo jo sesuo ir duktė, nutraukė spaudos konferenciją. Kazimieras Ramonas, kurį pasikvietė Snoro bankroto aplinkybės tyrianti Seimo komisija komercinių bankų priežiūrai, vadovavo 15 metų. Ramono sesuo ir duktė iki bankroto dirbo Snore. Žiniasklaida jį yra užfiksavusi dalyvaujantį vieno iš Snoro savininkų Raimondo Baranausko sūnaus taip pat dirbusios Snore vestuvėse. Iš Lietuvos banko kredito įstaigų priežiūros departamento vadovų Kazimieras Ramonas atstatydintas praėjus 2 savaitėms po Snoro nacionalizavimo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. Šį sprendimą jis yra apskundęs teismui. Ramonas sako, iki pat savo darbo pabaigos jokių Snoro pažeidimų nematęs. Prekiauti vertybiniais popieriais, užstatyti, taip toliau, tai yra normali finansinė operacija. Deja, mes šito neturėjom. Dėl to, kad tuo labiau, kad reiškia audituotas ataskaitos finansinės, audito ataskaitos jos buvo be išlygų, reiškia viskas tvarkoja. Pone Ramonai, per kiek laiko galėjo atsirasti ta skylė milijardinė Snoro banke? Aš nežinau apie jokią skylę. Tai sakot, buvo viskas tvarkoja? Tai aš ir sakau, kad aš nežinau apie jokią skylę. Tai jūsų nuomonė iš vis tas bankas neturėjo būti nacionalizuotas stabdoma veikla? Aš nežinau apie tai. Jūs dirbote iki pat banko nacionalizavimo. Tai sakot, iki jūsų darbo pabaigos nebuvo tos skylės milijardinės? Aš jos nemačiau. Tokios informacijos aš neturėjau. Aš disponavau tą informaciją, kuri buvo gauta iš banko. Bankas teigė, kad jisai tuos popierius iki paskutinio momento, kai jisai jos turi. Sakyk, prašau, jūs galėjot normaliai prižiūrėti Snorą, kai jūsų giminaičiai dirbo? Aš kalbėjau jau, kad jeigu tik paklausite apie giminaičius, aš iš karto nueisiu. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas, kuriam vadovaujant ir buvo atleistas Ramonas, laikinai Seimo komisijai yra sakęs, kad bankai per vieną dieną nebankrutuoja. Neimčiau vertinti pono Ramono elgesio banko gerai ar negerai prižiūrėjime, bet jeigu kalbam apie mūsų pašnekesį su valdybos pirmininku Vasiliausku, kaip jis matė situaciją Lietuvos banke ir Ramonu, tai tie požiūriai ir matymai yra skirtingi. Buvęs komercinių bankų prižiūrėtojas Kazimieras Ramonas viešai yra deklaravęs ne tik Snore dirbusias giminaitės. Anot deklaracijos, kita jos sesuo kartu su vyru dirbo ūkio banke.
Rusijos dujų monopolininkas Gazpromas dėrybose Vilniuje lyg ir pritaręs Lietuvoje pradėtai dujų ūkio pertvarkai šįryt pareiškė savo investicijas, ketinantis ginti tarptautinėme arbitraže, bet neilgai trukus poziciją anot energetikos ministro sušvelnino. Lietuvos vadovų nuomonė, Gazpromo elgesys ko gero dėrybų taktika, tuo labiau, kad jis ir Europos komisija irgi patvirtino pritariantis Lietuvos dujų sektoriaus skaidimui. Iš ryto pagrasinės, kad savo investicijas pertvarkant Lietuvos dujų ūkį Gazpromas sieks apginti tarptautinėme arbitraže, po pietų Rusijos dujų monopolininkas per Gazprom eksport vadovą Aleksandrą Medvedevą poziciją sušvelnino. Atėjo naujas pranešimas spaudai, kuriame ponas Medvedevas konkrečiai įvardino, kad Gazpromas tikisi, kad tai, ką sutarėm 27 vasario, bus to laikomasi ir kas leis išvengti arbitražą. Tai aš manau, Gazpromas matyt iš tikro patyrė tam tikrą nesusikalbėjimą viduje ir atitinkamai koreguoja savo pozicijas. Anot Sekmoko, pirmadienio dėrybose, kuriuose dalyvavo ir Europos komisijos atstovai, Rusijos dujų monopolininkas iš esmės pritarė vyriausybės planui iki 2014 atskirti gamtinių dujų perdavimą nuo skirstymo ir tiekimo. Buvo iš esmės sutarta, kad bus duota Gazpromui laiko prisijungti prie darybų ir jie kėlė kai kurios kitus klausimus, kaip tranzito į Karaliaučiaus dujų tranzito saugumo klausimą. Su tuo sutikus, ponas Medvedevas be abejo pripažino, kad nuosavybės atskirimas yra tai, ką Lietuva turi suverenę teisę rinktis ir jie tą pripažįsta. Gazpromo pritarimą ministro nuomonę patvirtina ir darybose dalyvavusio Europos komisijos energetikos generalinio direktorato direktoriaus Filipo Lau laiškas premjerui, kuriame jis sveikina pasiektus susitarimus. Tačiau ministras pripažįsta, Gazpromas kreipėsi į arbitražą, o tai tolesnėse darybose gali būti naudojama kaip spaudimas. Galima vertinti įvairiai, aš tiesiog matau faktus, o toliau matysis pagal tai, kaip vyks darybos. Spaudimo priemonė bus naudojama ar ne, tai bus darybų kontekste. Aš tai to nedramatizuočiau, tai gali būti tam tikras ir darybinis veiksmas, pamatysim artimiausiu metu. Nelabai žinau, kokiu įsipareigojimu mes nevykdom, nes mes turime labai aiškius įstatymus ir nuostatas, kurias gerai žino ir Gazpromas. Atsižvelgdama į Gazpromo prašymą, trečiadienį vyriausybė preliminariai pritarė, kad galutinis Lietuvos dujų nuosavybės atskirimo tvarkaraštis būtų nukeltas 2 mėnesius iki gegužės pabaigos. Oficialusis Briuselis Gazpromo skundą arbitražui laiko puolimu ne prieš Lietuvą, o prieš visą Europos komisiją. Tuo metu Briuselyje susirinkusios ES viršūnės bando ne tik kurti scenarijus, kaip užbaigti skolų krizę, bet ir tarėsi dėl naujų galimybių skatinti ekonomikos augimą, išsaugoti darbo vietas. Viršūnėms renkantis Briuselyje Europos statistikos biuras nenudžiugino. Nedarbas euro zonoje sausį 10,7% laikomas rekordiniu. Kaip visoje Europos Sąjungoje 24 milijonai žmonių neturi darbo, o Ispanijoje kas antras jaunas žmogus po 2 metų, per kurios kartoti žodžiai valstybės skola, gelbėjimo paketas, taupimas, viršūnės tarėsi, kaip išlaikyti darbo vietas, kad ne mažiau nei 75% darbingų žmonių turėtų darbą. Vienas iš dalykų, kurį svarstysime, tai investicijos į jaunus ir pagyvenusius, kad gerėtų jų gebėjimai ir kvalifikacija. Tai labai svarbu, kad užtikrintume ilgalaikį augimą Europoje, kad neliktų plyšio tarp tų gebėjimų, kurių reikia ir kokie yra dabar. Lyderiai išskyrus Didžiosios Britanijos ir Čekijos pasirašys sutartį, turinčią užtikrinti, kad nepasikartotų tokios skolų krizės, kokios slegia Graikija, Airija ir Portugalija. Esu laiminga, kad dalyvaus beveik visos ES narės, taigi žengėme svarbų žingsnį į sąjungos stabilumą. Prie sutarties, kurios pagrindinis reikalavimas, kad nuostata dėl subalansuoto biudžeto būtų įrašyta valstybės konstitucijoje, Lietuva prisijungs. Bet pasirašius, pasak prezidentės, pokyčių nebus. Lietuva finansinės drausmės jau laikosi. Kadangi Lietuva pasirašys, reiškia visi punktai priimtini, vieni ir kiti galbūt įsigalios kiek vėliau, nes iš principo šis sutartis įsigalioja pilnai kaip privaloma tik šaliai įstojus į Eurozoną. Ir mums praktiškai ir tos sutarties nereikėtų, nes kaip ir visas Baltijos regionas ir Skandinavijos šalis, ką tik esu iš NB6 susitikimo, mums tai nėra problema, tai mūsų filosofija, tai mūsų atsakingas požiūris visų 6 valstybių, atsakingas požiūris į savo ekonomikas.
Viršūnės tarsi ir galutinį žodį dėl būsimos Serbijos narystės ES, tolesnė priešpriešą su Baltarusija, stringančios pastangos nutraukti konfliktą Sirijoje, taip pat jų akiratyje. Bet idėjos, kaip užtikrinti ekonomikos augimą, svarbiausios ir jos įvairios. Kai kurie lyderiai siūlo plėsti prekybą su Jungtinėmis valstijomis, Rusija, Kinija. Italija, Didžioji Britanija, Lenkija nori pertvarkyti Europos energetikos rinką. Ragina panaikinti lengvai dalyjamas valstybės garantijas Europos bankams. Tačiau didžiausi ginčai vyks dėl mokesčių politikos pertvarkymo. O dėrybos dėl didesnio eurozonos finansų gelbėjimo fondo atidedamos, nes Vokietija nepasirengusi diskusijoms dėl papildomų lėšų skirimo. Viešojo transporto streikas gerokai apsunkino gyvenimą Atėnuose ir Romoje, o Italijos šiaurėje kilo audringi protestai prieš greitojo geležinkelio tarp Italijos ir Prancūzijos tiesimą, nes jis esą kenks vaizdingo regiono aplinkai. Tai Kienoko miesto Italijos šiaurėje apylinkės praėjusią naktį. Žmonės 3 dienas blokavo greitkelį, protestuodami prieš geležinkelio tiesimą Alpių regione. Ši geležinkelio linija, kurią turi baigti 2023 metais ir kuri kainuos 20 milijardų eurų, turėtų sujungti Prancūzijos Lyoną ir Italijos Turiną, gerokai sutrumpinti kelionę iš Paryžiaus į Milaną ir atvirkščiai. Bet gamtosaugininkai ir vietos gyventojai pasipiktinę, įkenks vaizdingų vietovių aplinkai. Protestams įsisiūbavus policija ėmėsi ašarinių dujų, bet demonstrantai žada nerimti ir šiandien. Nuo Romoje pusdienį nedirbo metro, mieste važinėja gerokai mažiau autobusų. Visuomeninio transporto darbuotojai pasipiktinę, kad skiriama vis mažiau lėšų, be to vėluojama atnaujinti jų darbo sutartis. Aplinkui chaosas, pasaulis krypsta nežinia kur. Aš 3. kartą atvykstu į Romą ir 3. kartą randu streiką. Nežinau net ką galvoti, šokiruotas. Žmonės klykia, metro uždarytas, negalite įsivaizduoti, kaip jie rėkia. Gyvenu ne Romoje, laukiu, nežinau ko. Atėnuose gyvenimas paralyžiuotas 24 valandas. Miesto centre važinėja tik autobusai, bet nedirba metro, sustojo traukiniai. Graikai išvarginti jau 5 metus šalį alinančios krizės ir vis labiau niršta dėl diržų veržimosi, kurio mainais į naujas paskolas reikalauja ES ir Tarptautinis valiutos fondas. Esą atlyginimų, pensijų karpimai, atleidimai iš darbo vargu ar padeda ekonomikai šalyje, kurioje kas 5 bedarbis, kurie viena po kitos užsidaro parduotuvės. O štai Suomijoje iškilmės prisiekė naujasis prezidentas Saulis Niinistė, išrinktas vasario 5-ąją antrajame rinkimų ture. Saulis Niinistė vienas profesionaliausių Suomijos politikų, laimėjęs rinkimus triuškinamą daugumą balsų. Jis buvo nacionalinės koalicijos partijos kandidatas. Ši dešinioji partija vyrauja ir Suomijos parlamente. Saulis Niinistė pakeis 2 kadencijas prezidento poste išbuvusią Tarja Halonen. Jai pasitraukus baigėsi ir 30 mečius trukusi socialdemokratų era Suomijos prezidentūroje. Vatikano slaptojo archyvo dokumentai demonstruojami parodoje, kuri atidaryta Romoje. Joje nemažai ypatingų istorinių dokumentų menančių net 8 amžių. Anglijos parlamentarų laiškas popiežiui Klementui VII rašytas 1530 metais ir raginantis anuliuoti karaliaus Henriko VIII santuoką, kad galėtų vesti kitą moterį. 80 antspaudų patvirtiname pergamento laiške užsimenama ir apie ypatingas priemonės, kurios gresia, jeigu prašymas bus atmestas. Tai tik vienas iš 100 dokumentų, kurie pirmą kartą demonstruojami už Vatikano sienų, Romos Kapitolijoje. Vatikano slaptuosiuose archyvuose saugomi seniausi dokumentai 8 amžiaus. Tiesa, archyvai nėra visai slapti. Mokslininkai gali juos studijuoti gavę specialų leidimą. Pasak parodos organizatorės, kas labiausiai stebina, istoriniai dokumentai aktualūs ir mūsų dienomis. Paroda rodo, jog tai, kas vyksta dabar, vyko ir senais laikais. Ir tai galioja visiems gyvenimo aspektams – religijai, politikai, kasdieniam gyvenimui. Šie dokumentai atskleidžia visą visuomenę – ir varguolius, paprastus žmonės, ir popiežius, ir valdovus, o juk žmonės kuria istoriją visais laikais. Pasak Vatikano slaptų archyvų prižiūrėtojo, popiežiaus Benedikto XVI prašymų parodoje demonstruojami ir Antrojo pasaulinio karo laikų dokumentai. Parinkome tuos dokumentus, kurie kupini žmonių išgyvenimų, susiję su tragiškais įvykiais, o ne diplomatų ar politikų susirašinėjimą. Vatikano archyvarai sako, kad Šventojo sosto archyvai ypatingi tuo, kad juose saugomi ne vien popieriniai ir pergamente rašyti dokumentai, kurių pilna Europos archyvuose, bet ir rašyti ant šilko ryžių popieriaus. Arba ant tošies, kaip šis indėnų laiškas popiežiui Leonui XIII. O čia 60 metrų ilgio pergamentas Templierių ordino teismo protokolas.
O šiuo dokumentu Martinas Liuteris, bažnyčios skelbiamas eretiku. Vatikano archyvus įkūrė popiežius Paulius V 1612 metais. Jų pavadinime esantis lotyniškas žodis secretum reiškia, kad tai privatus archyvai, priklausantis popiežiui. Žengėme į antrąją panoramos dalį, taigi netrukus laidoje matysite. Pradeda veikti dujų birža. Atšalo orai arba kažkaip tai sustoja gamyba, operatyviai dalyvis gali arba nusipirkti, arba parduoti dujas. Etiketės, pakuotės, knygos. Visa tai iš Lietuvos spaustuvių seniai keliauja vis gausesniais kiekiais. Būtent eksportas ir maitina spaustuvininkus. Premijai 1 litas. Kas tai sugalvojo, kodėl ir už ką ši premija skiriama? Lietuvos nacionalinėme muziejuje atidaryta paroda Lietuvos diplomatinė tarnyba 1918–40 metais. Joje eksponuojamos pirmųjų Lietuvos diplomato nuotraukos, apdovanojimai, dokumentai atspindintys svarbiausius to meto šalies istorinius įvykius. Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė sako, kad tarpukario Lietuvos diplomatijai skirtoje parodoje 85% eksponuojamų nuotraukų ir daiktų lankytojams tikrai bus matomi pirmą kartą. Štai kad ir šis Stasio Ušinsko paveikslas Lucko suvažiavimas iš Jungtinių valstijų parsivežtas tik pernai. 39-aisiais paveikslas buvo eksponuojamas pasaulinėje parodoje Niujorke ir išeivija jį išsaugojo iki šių dienų. Matome Vytautą Lucko suvažiavime, tai praktiškai mūsų diplomatinės istorijos ištakos, todėl kad Lucko suvažiavimas, čia kiekvienas istorikas jums pasakys, tai buvo Rytų ir Vidurio Europos didelė konferencija, kurioje buvo labai svarbių tokių klausimų sprendžiama. Parodoje gausu diplomatų apdovanojimų, asmeninių daiktų, niekur nematytų nuotraukų. Visi taip tarsi kažką žinom, bet nepilnai apie tai, kad praktiškai Lietuvos diplomatinė tarnyba egzistavo ir okupacijos metais, kad tai iki pat 90-ųjų metų mūsų ambasada veikė Vašingtone. Ir čia mes, pavyzdžiui, matome Stasį Bačkį, diplomatą prieškarinės kartos, reiškia, prieimime pas Ronaldą Reiganą, prezidentą Jungtinių valstijų. Štai Stasys Lozoraitis, jaunesnysis, prie jau minėtos Lietuvos atstovybės Vašingtone. O čia Stasio Lozoraičio vyresniojo šaržas. Dėl jo pastangų tarpukario Lietuvoje sudaryti 3 Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos sąjungą. Sukaupti parodos eksponatus padėjo Užsienio reikalų ministerija. Į Lietuvą jau grįžo ir diplomatų tėvo ir sūnaus Baltrušaičių dokumentai, rašytojo ir diplomato Igno Šeiniaus, kitų diplomatų asmeniniai daiktai. Tai buvo rinkta po kruopelę tiek mūsų diplomatų, tiek geranoriškų tautiečių dėka pateko ir sugrįžo atgal į Lietuvą. Pasak ministro, kartu su Nacionaliniu muziejumi ateityje ketinama surengti ekspozicijas ir apie diplomatiją Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir apie diplomatus išeivijoje sovietų okupacijos metais. O daugiau apie kultūros naujienas kiek vėliau, dabar metas verslui. Parduoti nesunaudotų dujų perteklių ar nusipirkti pristigusio kiekio stambus dujų vartotojai nuo šiol galės biržoje. Lietuvoje oficialiai pradėjo veikti antroji energetikos ištekliais prekiaujanti birža gamtinių dujų. Viena pirmųjų naujoje biržoje užsiregistravo Lietuvos energija, dar pernai norėjusi parduoti apie 1/6 nesunaudotų dujų. Dujų birža tai be abejo yra būtinas rinkos atverimo mechanizmas. Mums planuojant elektros energijos gamybą, turėti galimybę sumažinti savo vartojamą dujų kiekį ir tokiu būdu geriau, efektyviau prisitaikyti prie rinkos sąlygų, tai tikrai būtų naudinga. Dujų biržos operatorės duomenimis dujas pirkti ar parduoti joje ketina 8 prekybos jau apmokyti dalyviai, daugiausia stambieji dujų vartotojai, šilumos ir elektros gamintojai. Kodėl birža yra didelis privalumas, yra galimybė prekiauti einamąją dieną. Vadinasi, jeigu yra kažkokios nenumatytos aplinkybės, atšalo orai arba kažkaip tai sustoja gamyba, operatyviai dalyvis gali arba nusipirkti, arba parduoti dujas. Aš vertinčiau tai kaip labai svarbų žingsnį siekiant didesnės konkurencijos ir skaidresnių kainų dujų sektoriuje. Pirmuosius metus birža dirbs pradedantiesiems sudarydama itin palankės sąlygas, jiems nieko mokėti nereikės. Kitąmet biržos dalyviams jau bus taikomas fiksuotas 20 000 litų metinis mokestis. Biržos veiklos reglamentą patvirtinę kainų reguliuotojai sako, kad laisvai pirkti dujas biržoje ko gero bus galima tik po poros metų, kai pradės veikti suskystintųjų gamtinių dujų terminalas.
Nors teigiant biržą planuota, kad per ją bus parduodama apie 15% Lietuvoje suvartojimų dujų, ekspertų nuomonė šiemet prekyba kažina viršys 1-2 procentus. Kada ta birža faktiškai realiai didesnius kiekius pradės prekiauti, tai irgi čia turbūt labiau į metų pabaigą tikėtina rimtesni kiekiai kažkokie. Na, o apskritai šitą projektą reikėtų vertinti, mano galva, kaip pasirengimą rimtesniai rinkos liberalizacijai ir rimtesniam rinkos atverimui su LNG terminalo veiklos pradžia. Tai čia toksai kaip apšilimas, mano galva. Anot Korsakaitės, konkurencija dujų rinkoje stiprės, jei atsiras ir daugiau biržos operatorių. Kol kas šios veiklos licenciją turi tik Baltpool, tačiau dujų prekybos žada imtis ir Lietuvos dujos, ketinančios biržas teikti kartu su Suomijos dujų bendrove Gazum. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Taip sako Lietuvos spausdinimo pramonės atstovai. 2008 pabaigoje rinkai šalies viduje beveik visiškai susitraukus, klientų įmonė suskubo ieškoti užsienyje, o tie per sunkmetį tapo sukalbamesni. Ir nors per pastaruosius kelerius metus bankrutavo skaičiuojama maždaug 10 didžiųjų Lietuvos spaustuvių, išlikusias maitina stabiliai augantis spaudinių eksportas. Sunkmetį išgyvenome ir spiriamės nuo dugno, atsikvėpė kai kurios didžiosios Lietuvos spaustuvės. Spaustuvininkų asociacijos duomenimis pernai spaudos pramonė augo 51 procentų, kai tuo metu visa pramonė 20. 2009 metais pardavimai ir atspausdintų gaminių spaudinių kiekis sumažėjo 90 procentų. Tai toks buvo dramatiškas kritimas, kuris privertė labai smarkiai susimastyti spaustuvininkus ir optimizuoti. Jeigu kažkur dirbo 3 pamainos, tai liko 1 pamaina. Verslininkai pripažįsta, kad krizė privertė dairytis užsienio rinkų ir be eksporto jie neišsilaikytų. Pavyzdžiui, Kaune spausdintas etiketes skaito kelių Europos šalių pirkėjai. Daugiau kaip pusė savo produkcijos šis spaustuvė eksportuoja. Spaustuvininkai sako, ir anksčiau ieško užsakovų užsienyje, tačiau būtent sunkmetis atvėrė kelius. Jie gana taip skeptiškai žiūrėjo į mūsų kraštą ir nepasirodė mes tada jiem tiek patrauklus. Krizė iš tikrųjų privertė juos šiek tiek galbūt daugiau pabusti iš tikrųjų ir pasižiūrėti alternatyvų. Modernės spausdinimo įrangas prieš krizę supirkę Lietuvos verslininkai tikina, kad konkuruoti užsienyje įdomu ir reikliems užsakovams lietuvių kokybė tinka. Vertinama Rusijoje, Baltarusijoje, tai yra tos senos rinkos, kur iš tikrųjų yra labai aukštas mūsų eksporto rodiklis. Tačiau lygiai taip pat sėkmingai eksportas auga ir į Skandinaviją. Tai Švedija būtų viena tų šalių, į kurios eksportas yra labai aukštas, bet kalbant apie knygų spausdinimą kitom šalim, tai daugiausiai 11 metais buvo atspausdinta knygų Vokietijos rinkai. Tuo metu užsakovų iš Lietuvos nedaug, tačiau gerai esą tai, kad jie vis labiau vertina ne tik kainą. Aš prieš krizę matydavau kartais rimta įmonė dirbanti su spaustuvė, kuri yra neprofesionali arba liaudiškai dar vadinama garažinė, ir tokios partnerystės jos būdavo netokios retos. Tai šiai dienai šių partnerysčių praktiškai nebėra ir iš tiesų rimta įmonė, savo segmento lyderė, jinai taip pat ieško rimto partnerio. Verslininkai skaičiuoja, kad per pastaruosius 3 metus bankrutavo apie 1/4 didžiųjų spaustuvių, dar kelių ateitis esą neaiški, o atlaikiusios sunkmetį radusios užsakovų užsienyje esą išsilaikys. Ir dar šiek tiek sezoninių naujienų. Batsiuviai sako labai laukiantys tikro pavasario, nes kai šalta, mažai klientų. Be to, koja uždarbių žiemą kiša avalynės išpardavimai. Vis dėlto išmesti kokybiškų batų žmonės neskuba, o geresni meistrai priima taisyti ne tik batus. Dėtas kaučiukas, jis nebenusinešios. Nesvarbu, kad parduotuvės pilnos avalynės. Batų taisyklų panevėžiečiai vis tiek neaplenkia. Kiekvieną sezoną aš perku batus. O po to sekantį sezoną jau reikalinga juos taisyti. Taip, kad tikrai gerai yra taisyti. Ypač po žiemos, kada nusinešioja pakulnės. Batsiuviai piktinasi šiemet 10 kartų pabrangusiais verslo liudijimais. Per žiemą vos galą su galu suduriantys meistrai sako laukiantys pavasario. Tuomet plūsteli žmonių.
Vieni avalynę taiso žieminę, kiti vasarinę taiso visokią. Priklauso nuo atlyginimų, kad atlyginimus gauna. O kaip tada pajuntat? Po 10 jo. Ir pirmadienis būna geriausia diena. Dalį meistrų tenka taupyti. Šioje dirbtuvėje atleisti ne tik keli meistrai, bet ir priėmėja. Šitą lemputę parodo, kada žmogus ateina. Nenorėdamas bankrutuoti, meistras pradėjo taisyti ne tik batus, bet ir galanterijos gaminius. Paiso bet kokio kliento noro. Šuniukui pavadėlį susiaurinti reikia. Kaip susiaurinti? Mažesnio, kaklas toks laikė. Taigi pamaitink biškį. Ne, pekinėse tik tokia reikia. Kelti kainų meistrai sako negalintys, nes neliks klientų. Gelbsti anksčiau pirktos pigesnės medžiagos. Pakalį už tą sumą ir tiek pat ir atiduodi valstybė, kiek paskaičiuoja medžiagas, tai viskas į nuomą ir viskas, kas lieka savo. Nu to, kaip kulnus pakalimas 14 litų. Nu, paskaičiuokit, kiek tenai atskaičiuoja viskas. Nieko nebelieka, viską tik. Pelno jokio negaunat? Gauna, bet nedaug. Batsiuviai sako, ypač jaučiantys sezono pasikeitimus. Kada reikia mautis? Mes lietuviai tokie nelabai rūpestingi? Nu taip. Neprižiūri? Neprižiūri, tikrai neprižiūri. Neša purvina, šlapia, tikrai netvarkinga neša. Nors klientų sumažėjo, pavojaus varpais meistrai dar neskambina. Mano, kad dėl prastos batų kokybės ir mažos perkamosios galios darbo neturėtų pritrūkti. Versle viskas, bet apie pinigus šį vakarą bus ir kultūroje. Tiksliau apie vieną pinigą. Pradėsime nuo to, jog po 2 savaičių Vilniuje prasidės tarptautinis festivalis Kino pavasaris. Rengėjai pristatė programą, o bilietų į festivalį jau galima bus įsigyti rytoj. Tai filmo Neliečiamieji ištrauka. Už vaidmenį šiame filme aktorius Omaras Sy apdovanotas neseniai vykusioje Cezarių ceremonijoje. Jis įvertintas kaip geriausias aktorius. Filmas sumušęs visus lankomumo rekordus Prancūzijoje, sukurtas remiantis tikrą istoriją. Kaip negalios ištiktą žmogų prižiūri ką tik iš kalėjimo išleistas jaunuolis, kurį ir vaidina Omaras Sy. Šis filmas bus parodytas į festivalį įtrauktoje Viasat komedijų festivalio programoje. 17-ame kino pavasaryje beveik 200 filmų. Kaip įprasta, jie suskirstyti programomis. Pagrindinė Horizontų programa, Meistrų programa, kurioje bus galima išvysti režisieriaus Andrėjaus Vegencevo filmą Jelena, Kim Kiduko Ariran, Kristofo Honoré Mylimieji, taip pat Maiko Lee, Maiklo Winterbotomo, Agnieškos Holland naujausius filmus. Festivalio naujienos tai Amerikos nepriklausomo kino programa, kurioje bus parodyti neseniai pasibaigusio Sundance kino festivalio filmai, bei kritikų pasirinkimas. 3 tarptautiniai kritikai išrinko 11 filmų ir asmeniškai man kaip moteriai labai džiugu, kad 11 filmų yra 7 moterų darbai. Festivalyje bus parodytas ir iraniečių režisieriaus Džafaro Panahio filmas Tai visai ne filmas. Režisierius prieš porą metų nuteistas kalėti, jam uždrausta išvykti iš Irano ir 20 metų kurti. Tačiau jis vis dėlto sukūrė filmą, kurį parodė Kanų kino festivalis. Jam pritaikytas namų areštas. Filmą jis kūrė su savo draugu ir išsiuntė filmą šitam, sakykime, USB torte į Prancūziją ir iš Paryžiaus šitas filmas taip pasiekė Kanus, o režisierius, kuris padėjo Panahiui kurti filmą prieš skrendant į Toronto tarptautinį festivalį, buvo sulaikytas prie sienos. Taip kad situacija nesikeičia, bet režisieriai tuo pačiu ir pasijuokia iš Irano diktatūros ir kaip jie sugeba ją apeiti, nes internetas, visos komunikacijos yra daug stipresnės už jų režimą. Festivalio programoje yra aktualioji dokumentika ir lietuvių filmai ir speciali programa Femme Fatale Europos kine. Vyks ir konkursinė programa. Konkursinė programa Rytų ir Centrinės Europos jaunų režisierių didžiuojamės, nes ji mus įskiria ir kitam bendram kontekste Europoje ir dėl to mes daromės įdomesni. Kino pavasarį kovo 15-ąją pradės Romano Polanskio filmas Pavojingas metodas. Festivalis truks iki kovo pabaigos. Simbolinę 1 lito premiją Kauno rašytojai šįmet skyrė poetui Gintautui Dabrišiui už eilėraščių rinkinį Joju vienas. Nesuprasi, rimtai ar juokaudamas Gintautas Dabrišius paburba, kad dėl premijos į Kauną jam teko važiuoti per pusę Suvalkijos iš Prienų rajono. Sako, kelias išdžiūvęs, tai ir atvažiavo. Tačiau 1 lito premija, jis skirta už eilėraščių rinkinį Joju vienas, poetui visai patinka, sako ji be pavydo ir bičiuliška.
Paprasti žmonės kaime supranta visi, kad, pavyzdžiui, sako, o poezijos nemėgsta, kad pas mane kaime visi beveik atmintinai moka tuos eilėraščius. Paprasti kaimiečiai. Koks pijokas ryte ateina 6, sako, kažkaip skaito eilėraščius tą ryte, kažkur sako, o nemiegojau tavo eilėraščius, girdėjau per radiją. Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius premiją poetui skyrė be ilgų diskusijų. Anot skyriaus pirmininko prie iki šiol buvusių vertinimo kriterijų – grušiško kūrybingumo, kudirkiško pilietiškumo, vaižgantiško kalbos sodrumo ir maironiško tautiškumo – šįmet pridėtas dar vienas – dabrišiškas originalumas. 1 lito premija siekiama skleisti žinią apie Kauno rašytojų kūrinius. Mes, literatūros, kultūros žmonės, turime, kaip sakytų, iškilusis ir gražusis mūsų Robertas Keturakis, suremti pečius ir eiti per Kauno miestą, per Vilnių, per Lietuvą, kalbėdami apie literatūrą, kultūrą, apie dvasingumą, apie meną. Simbolinė 1 lito premija Kauno rašytojai kolegoms skiria 14 metus. Netrukus apie sportą Gintarė Grikštaitė, po to orai. Malonaus vakaro. Naujausios žinios 23:15 vakaro žiniose. Ačiū, sėkmės. Iki pasimatymo. Gerbiamas Matai, tavo vakarykštis pristatymas man padarė gerą įspūdį. Drebančios rankos yra akivaizdus atsakomybės ir kavos pertekliaus ženklas. Matai, sunkiai dirbai visą naktį, todėl tavo pastangos turi būti įvertintos. Štai kodėl nusprendžiau tau dovanoti naują išmanųjį telefoną. Mėgaukis. Nuoširdžiai, Matas. Įsigykite naują išmanųjį telefoną vos su 1 metų sutartimi. O jei pasibaigus, iškeiskite į naują. Gaukite iki 30% nuolaidą. Omnitel. Pirmiausia, jūs. Labas vakaras. Baltijos lygos rungtynėse Šiaulių klubas namuose 80-71 nugalėjo Prienų Rūdupį ir iškovojęs 15 pergalę pirmauja elito divizione. Arvydas Šikšnius šiuose rungtynėse pataikė visus 6 tolimus metimus ir pakartojo lygos rekordą. Kauno Žalgiris baigė sezono Eurolygoje. Top 16 etape kauniečiai pralaimėjo visas rungtynes. Įžaidėjas Mantas Kalnietis atviras. Žalgiris nesugebėjo tapti komandą, kuri mėgaujasi krepšiniu ir kovoja dėl pergalių. Žalgirio stovykloje nuotaikos prastos. Sunkiai top 16 prasibrovę kauniečiai šiame etape neiškovojo nei vienos pergalės. Nieko nelemenčiose rungtynėse 71-77 Kantūbe net pralaimėję Žalgiris grupėje užima paskutinę vietą. Aleksandras Trifunovičius sako, vakar Žalgiris sužaidė bene prasčiausias rungtynės top 16. Esą puolimas buvęs neapgalvotas, o gynyba be susidomėjimo. Kalbant apie visą Eurolygos sezoną, mums pavyko pasiekti teigiamų pokyčių komandoje. Manau, kad tolyn žengti sutrukdė pralaimėtos pirmosios top 16 rungtynės. Be pergalių top 16 Žalgiris lieka 3 sezoną. Šįsyk žaidėjai dėl nesėkmių kaltina save. Žaidėjai gal viskas neblogai ant popieriaus, bet mes taip ir šitame Eurolygos sezone netapom tą komandą, kuri žaidžia su užsivedimu, su krepšinio, kad mėgautis krepšiniu. Mes sėdėjom be emocijų, tokie išėjo, sakau, dirbti valdišką darbą. Kovingumas, manau, buvo kažkur galbūt nedabėgtas metras, neatidirbtas kažkur galbūt perdavimas, paskubėta kažkur. Tokios smulkmenos detalės, kurios lėmė, manau, nes vis tiek buvo tų rungtynių tokių, kur pralaimėjom tikrai mažai taškų skirtumų. Atrodo, ruošėmės gerai, viską dirbom, bet matyt kitos komandos atliko tai geriau. Na ir ką, po kiekvienų varžybų verkšlenam, vis kažkas negerai, patys kalti. Aleksandras Trifunovičius pripažįsta, kad didžiausia nerimą jam kelia prastas žaidėjų nusiteikimas. 3 ir 4 vietose H grupėje likę Kantūbenet ir Kauno Žalgiris iš turnyro jau pasitraukė, o kovą dėl taurės tęsia 2 pirmąsias vietas užėmusios Barcelona ir Tel Avivo Maccabi.
H grupės lyderės vakar varžėsi Ispanijoje. Jau anksčiau vietas ketvirtfinalėje užsitikrinusių komandų dvikovą 70-67 laimėjo Barcelonos krepšininkai. Tai buvo 6-oji jų pergalė antrajame varžybų etape iš tiek pat galimų. Ketvirtfinalėje iki 3 pergalių Barcelona žais su antrąją vietą G grupėje užėmusių Kazanės Uniuksu, o Maccabi varžysis su Atėnų Panatinaiku. Čempionų titulą ginantis Graikijos krepšininkai, tarp kurių yra ir Šarūnas Jasikevičius, paskutinėse grupės rungtynėse Rusijoje 68-63 nugalėjo Kazanės klubą. Lietuvos rinktinės žaidėjas per 20 minučių pataikė visus metimus ir pelnė 10 taškų, bet liko 5 rezultatyvius perdavimus. Draugė su Panatinaiku į kitą varžybų etapą iškopė ir Eurolygos debiutantas Kazanės Uniksas. Kelialapį jam garantavo Milano Emporio Armani ekipos pergalė namuose 85-72 prieš Stambulo Fenerbahče Ülkerį. Nuo 2009-ųjų profesionalų sportinių šokių varžybose su Italu Mirku Gocoliu šokusi ir Italiją atstovavusi Edita Daniutė nusprendė baigti šokėjos karjerą. Tenisininkas Laurynas Grigelis Prancūzijoje Challenge serijos teniso turnyre vienetų varžybų aštuntfinalyje pralaimėjo vokiečiui Kenijui Deščeperiui, bet su baltarusiu Vladimiru Ignatiku pateko į dvejetų varžybų pusfinalį. Ketvirtfinalyje jie nugalėjo favoritų laikytą Vokietijos duetą. Draugiškose futbolo rungtynėse net po 3 įvarčius įmušė argentinietis Lionelis Mesis ir ispanas Robertas Soldadas. Pasaulio ir Europos čempionė Ispanijos rinktinė kontrolinėse rungtynėse namuose 5-0 sutriuškino Venesuelą. Nugalėtojų gretose nesulaikomas buvo Robertas Soldadas. Tik antrajame kėlinyje aikštėje pasirodęs futbolininkas sugebėjo pelnyti net 3 įvarčius. Geriausio pasaulio futbolininko Lionelio Mesio pirmyn vedama Argentinos rinktinė Šveicarijoje 3-1 laimėjo prieš šeimininkų komandą. Visus 3 įvarčius nugalėtojams įmušė Lionelis Mesis. Pasaulio vicečempionė Olandijos rinktinė išvykoje 3-2 palaužė Anglijos futbolininkus. Prancūzai išvykoje 2-1 įveikė Vokietijos komandą ir pratęsė nepralaimėtų rungtynių seriją iki 18. Paskutinį kartą varžovų pranašumą jie pripažino 2010 rugsėjį, kai 0-1 pralaimėjo baltarusiams. Prieš mėnesį Varšuvoje oficialiai atidarytame nacionalinėme stadione pagaliau sužaistos ir pirmosios rungtynės. Lenkijos rinktinė čia susitiko su Portugalija. Dvikova pasibaigė draugiškomis lygiosiomis 0-0. Jėgas kontrolinėse rungtynėse pasitikrino ir 4 būsimos Lietuvos rinktinės varžovės 2014 m. pasaulio čempionato atrankos varžybose. Graikijos rinktinė namuose sužaidė taikiai 1-1 su Belgija, Slovakija išvykoje 2-1 įveikė turkus, Latvijos rinktinė Turkijoje 0-0 lygiosiomis baigė susitikimą su kazachais, o Lichtenšteino futbolininkai svečiuose 1-2 pralaimėjo Maltai. Mišrios estafetės varžybomis Vokietijoje prasidėjo pasaulio biatlono čempionatas, nes stipriausios sudėties Lietuvos rinktinė joje užėmė 25 vietą. Mišrios estafetės varžybose, kuriuose moterys šliuožė po 6 km, o vyrai po 7,5, Lietuvai atstovavo Natalija Kačergina, Alena Sabaliauskienė, Tomas Kaukėnas ir Karolis Latkauskas. Pajėgiausia Lietuvos biatlonininkė Diana Rasimovičiūtė šioje rungtyje nedalyvavo, nes rengėsi individualioms varžyboms. Aplenkti daugiau nei ratų Lietuvos atstovai liko 25 tarp 27 rinktinių. Čempionės titulą apgynė vieną baudos ratą sukusi Norvegijos komanda. Sidabro medalius iškovojo 20 sekundžių atsilikusi Slovenijos rinktinė, o bronzą laimėjo vokiečiai. Toliau orų prognozė ir estrados klasikos vakaras, mūsų dienos kaip šventė. Iki rytojaus. Hedelix ir kosulys rimsta. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Labas vakaras. Šiandien Lietuvos gyventojai saulė pasidžiaugti negalėjo, nes iš vakarų atskubėjo eilinis debesų masyvas priklausantis ciklonui, kurio centras sukasi toli šiaurinėse platumose. Šie debesys ir ateinančią naktį atneš kritulių, bet rytoj dieną jie pamažu atsitrauks, dėja labai sustiprės vėjas. Šiąnakt Lietuvoje dangus išliks apniukęs, žadami krituliai, pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Daug kur palis, gausesnis lietus bus pietrytinėje šalies dalyje. Be lietaus šiuose regionuose numatomas ir rūkas. Kituose rajonuose
rajonuose taip pat bus ūkanota, čia atslinks vėsesnis oras iš aukštesnių platumų, todėl vietomis lietus maišysi su šlapdriba. Rytoj dieną rūkai išsisklaidys, nes labai sustiprės šiaurės vakarų vėjas. Daug kur jo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Pirmiausiai tai pajus šiaurės vakarinių rajonų gyventojai. Bet čia žymesnių kritulių nenumatoma ir dangus gana greitai pragiedrės. Kritulių bus Panevėžio, Utenos, Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Iš pradžių vyraus silpnas lietus, bet vėliau jį pakeis šlapdriba ir sniegas. Taigi šiuose regionuose bus ne tik vėjuota, bet ir su krituliais. Savaitgalį į Lietuvą atslinks šaltesnis oras, rimtesnių kritulių neprognozuojama. Šeštadienį bus žvarboka, pūs gūsingas vėjas, bet sekmadienį jis aprims. Rytoj pietų Skandinavijoje dangus pragiedrės. Europos rytiniuose regionuose bus kritulių, vyraus šlapdriba ir sniegas. Vidurio ir vakarų Europoje orus lems anticiklonas, todėl čia bus nepastoviai debesuota, daugiausia sausa, šils iki 14, vietomis ir iki 16 laipsnių šilumos. Pirėnų pusės šalyje daug kur trumpai palis, kai kur nugriaudės ir perkūnija. Temperatūra kils iki 14-18 laipsnių šilumos. Poilsis geras bus Italijos ir Graikijos gyventojams, nuo Bulgarijoje ir Rumunijoje debesų nemažai, vietomis palis. Tiek apie orų šiandien, malonaus vakaro.